prabėgo kažkas. Šlapia kai dėja. Labą dieną. Varžtelius turiu, o poveržlių neturiu. Einu į uostą, susišaudysiu pas kažką, jaučiu tikrai laive gulės. Nu tai nebuvo video kurį laiką, nes prie laivo darbavausi, nusprendžiau mažiau filmuoti, daugiau daryti. Nes labai daug dalykų ten, kaip sakyt, daug darbų buvo, tai tiesiog čia buvo savaitgalis po savaitgalio, dariau. Čia ir su draugais atvažiavę dabar esam, biški padeda, esam 3 dabar va. Tai, žodžiu, pasidariau ten tą elektrą, susijungiau veikia, užkūrėm šiandien variklį, sureguliavom vožtuvus. Ten, žodžiu, skylės užsitaisam, gruntuojam, apoksiduojam, ten, žodžiu, viską darom. Tai varau susišaudau savo šitas poveržlės ir tada parodysiu prie laivelę, kas padaryta yra. Ar matysis per kamerą, bet mašaliukų tai va tiek va. Net ūžia, zyraujat, kaip pavily kokiam. Čia tokie va sezono ypatumai drevernai. Gaunasi dvigubas. Mane tai tėvas kadaise su lazda mokė važiuoti 7 metų. Traktoriaus priekamą. Dėl to ir išmokai, ne? Tu matydavai pasą priekamą. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, no wiedzie miały we. No tai va, mes taip ir plaukiam čia. Gwiazd jak młoda leżę, nie wierzę co się dzieje, jak góra z wodu wieje. Išplaukinėjom iš jų atkrentės. Čia, kai į priekį varėm, tai venduojam. O visi laivai iš Nidos į Klaipėdą varo su varikliuku. O mes dirbam. Bet už tai dabar va turim bakštą gėlį. Sau ramiai va, parvarysim. Į dreverną tai visą kelią dugnu daužysimės. Nes, nėra gylio, pas mus 1,25 m grimzlė. O vanduo dabar toksai, kad visą kelią tą dugną stuksenam. Nu, bet parplauksim, manau. Kai ten pasisuksim į dreverną, dabar tai taip varam. Po to pasisuksim ten, varysim kairių halsą. Ir tada jau normaliai gausim vėją į šoną. Tai turėtų paguldyti labiau tą laivą ir turėtume ten pasvirę praeiti. Jau turėtų kilis nebekliūt ant dugno. Labai daug laivų atvaro. Iš ten va. Iš Nidos visi va, stebai kyšo, 3 stebai, 4, o jėtų ten daugiau, 5, 6,
kažkas vyksta. Ir visi ant varikliuko visiškai nesportiškai nusiteikę, čia bendruomenę matau. Nu tai va taip. Bo wiecie, biały węgorz, tylko jedno w głowie mam. Koksu! Odlecieć sam! W głowie myśli mam! Ty już nie będę sam! Ej! Tylko jedno w głowie mam. Koksu! Odlecieć sam! W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, że już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Jak się bawicie? To razem! Jest pan zwiedzać! Jest pan zwiedzać! Jeszcze raz! Tylko jedno w głowie mam. Pasikėlėm dar šitą trikampę. Nežinau, čia vadinasi būrė šitą. Pasikėlėm, kaip priklauso ant gervės. Na, vairuotojai, galima būtų, aišku, pakeisti kažką, bet tai kam? Pilnas grotas, pilna genuja. Furleksas sulūžęs čia. Karočią laidai nepajungti, čia vapšė lempas nėra. Darbo kultūra tai va tokia. Viskas snargliu. Iš palaivo putas, tai vara putas. Reikia daug mazgų. Ajetu, dar kitokie šuniukai. Eikit. Prisišvartavom. Šį čia ant seklumos pasisodinom. Tai davėm motoriuką pilną gazą. Čia vyriukai persveria laivą, užkrenavom ant šono ir čia taip įplaukiam. Nu, labai smagu, kai uostačiut įplaukia. Žodžiu, varom mes namo. Reikia dar varyti, susirinkti ten generatorius, visokias lentas, čia ten žodžiu, kur laikam laivą, reikia viską susitvarkyti. Dar nemažai reikalų nusimato. Bet filmukas nesibaigia. Pratęsimas bus kitos savaitės, va toj neužilgo. Nu gerai, tai kur praeitą kartą pabaigiam, ten dabar pradedam vėl. Rodau, ką gero čia yra. Lazy Bago projektas. Sakiau, per žiemą pasisiūsiu Lazy Bagą. Va, tai Lazy Bagas labai gerai veikia. Parištas tais pačiais šniriukais. Aš paėmiau, mano mama čia įsuvo šniūrą į čia va. Ir aš galvojau tą šniūrą į tą gravelį įkišiu. Ten į tą gravelį kartu su grotu. Ir, galvojau, man gausis tas Lazy Bagas, čia labai gerai. Bet jis niekad netelpa man į tą gravelį. Tai ką dabar padarysiu? Čia, kur mano mama vargo į tą siūlą dėjo, tai aš jį išimsiu. Ir aš tą medžiagą tiesiog pabandysiu įkišti po grotų. Nu, tai va ta burės apsauga užsidėjo labai gerai. Negražiai galbiškius susupė dabar, bet žodžiu, saulė nebedegina, čia apsaugota yra. Žiemą buvau nuardęs visus lėjerius šitus, nes buvo čia išlūžę, pavyzdžiui, čia buvo išlūžę ir čia tetulė, iš kurios pirkau laivą, buvo remontavus, bet jinai tiesiog audinį užklijavo ant topkauto, net nepašiaušto.
Tai čia jinai ką buvo padarius, aš tai paėmiau ir nulupau ten visas tas nesąmonės. Nu tai čia tipo padariau, kaip priklauso. Normaliai ten, žodžiu, ir gerai padaryta. Tik tai, kad dabar labai negražu, reikia čia viską susišveisti. Čia yra epoksidinis gruntas, labai storai užtepiau. Sakiau, sušveisiu, bus ledas. Tai, žodžiu, jo, visi lėjeriai yra perdėti. Šičia tas lėjerio štokas buvo iškritęs ir kitoj pusėje tokių buvo. Tai aš ten juos, perdėjom, iš naujo užepoksidavom. Va. Pakankamai tiesiai gerai viskas gavosi. Ir dabar darbo kultūra čia. Žodžiu, man čia buvo medinė apdaila. Kaip matot, aš tą medinę apdailą visą pašalinau. Ir žodžiu, čia buvo skylės varžtų. Tai aš gręžiau, gal biškiu matosi, nesimato, pavyzdžiui, aš gręžiau didesnę skylę. Išgręžiau didelę skylę, privariau makroflekso ir tada vėl išgręžiau skylę ir privariau epoksidinės dervos. Žodžiu, tas skylės taip užsandarinau ir po to vėl viską ant viršaus čia sušveičiau gražiai ir epoksidiniu gruntu. Tik aišku, jis nespėjo sustengti ir mes čia ant to laivo vaikščiojom ir gavos tokias nesąmonės. Reikės iš naujo šveisti ir galbūt vėl užgruntuoti iš naujo kažkaip taip. Čia va, tokia va darbo kultūra matosi. Čia ne, aš dėjau, bet nesvarbu, žodžiu, dabar vanduo nebebėga, nes anksčiau pas mane per čia bėgdavo vanduo ir kai lydavo, tai per naktį privarydavo, ne per naktį, per savaitę privarydavo porą, 2-3 kibirus vandens į kylį. Va, pamazojimai tokie panašiai. Nelabai gražiai atrodo viskas. Čia irgi privafliuota, prisnargliuota. Bet esmė ta, kad aš šitą korpusą visą norėčiau dažyti kitais metais. Tai aš taip labai daug dėmesio nekreipiu, nes planas yra per kitais metais viską, žodžiu, pasidaryti. Ir šitą medį pašalinti, kad čia jo nebebūtų. Tai va, lempas, tai eisiu dabar susidėsiu. Prieš gaisrinį kabelį nupirkau senukose. Čia jau kur į lauką, tai paėmiau gerą, gal nesimato, bet čia alavuotas tas, baltas kabelis, baltas laidas, tai laukui tinka. Reikės vaisių virvės, visas susitrumpinsiu. Čia, nes, labai ilgas paliktas virvės yra, čia grotas šotas, irgi ten kilometras virvės nereikalingai. Tai dabar einam į vidų. Ir dabar toliau čia turim viskas, dar aišku, čia yra nesutvarkyta, bet skydas pajungtas, mygtukai veikia, čia man galima atidaryti. Čia dar yra nepajungta, tai čia palikta ten racijai, palikta, dabar net neatsimenu, šiaip galiu aš papasakoti. Tai yra palikta, aš noriu į stiebą įsidėti, žodžiu, lempas, kad čia paspaudžiu mygtuką, man visą laivą apšviečia. Tipo vakare įsijungti ir kad mane matytų, jeigu aš ant tinkaro būsiu kažkur. Ir šiaip, kad kokpitą apšviestų ir visą laivą. Ir čia po to, dedasi, čia yra variklis. Ten toks dedas engine bloweris. Jisai ten, tipo, ventiliuoja variklį. Buvo kažkoks čia įdėtas gaidys, tai aš sakiau pakeisiu, nes, buvo, yra skylės, tiesiog įdėsiu, tegul būna. Laidus atvedžiau, palikau, bet nepajungiau. Tai dar instrumentai, visi dabar instrumentai, tai va, instrumentams skylės. Dar autopilotas bus, tai žodžiu, šitiem yra paliktos vietos, bet niekas nepajungta. Žodžiu, čia viskas veikia, šiti dar neveikia. Čia pasidariau rozetės, labai fainai. Pasidariau dar čia 12 voltų. Ir kas man ten komentaruose rašėt, tipo, pasiimk Power Delivery šitus. Tai jo, paėmiau Power Delivery, šiaip silpnas 20 vatų, bet kompą pakrauna, tai žiauriai gerai, nes čia gali nusivesti kompą, tenai pasijungi per USB-C ir kompą krauna ir, tas krovimas lėtas, bet šiaip užtenka, tai labai fainai, labai gerai. Čia yra bilgės pompa automatinė. Čia dabar taip negražiai guli. Čia reikia dar viską išsivalyti. Daug visokių šiukšlių tenai dar vidai. Nespėjom įsitvarkyti, nes čia ką tik tą laivą įsileidom, žodžiu. Automatinė bilgės pompa, ta pompa tai visą laiką ant auto.
Jeigu noriu, aš ją galiu priverstinai čia su mygtuku paspaudžiu šitą ir įjungiu. Dabar nespausiu, nes ten šiukšlių pilna. Tūlikas taip, toksai. Nusikelia tą apatinę dalis, eini į lauką, išneši į uostą į tūliką, išpili, arba, per bortą. Tipo, ja. Tik čia reikės dar kažką užsidėti, kokią tai gumą ar kažką, nežinau, kad kai sukrenuoja ant tos pusės, kad neišvirstų. Čia yra Webasto. Tai Webasto rodžiau, čia šiaip vienas man labiausiai patinkančių projektų, nes labai gerai, tvarkingai gavosi, labai gerai veikia, labai patenkintas Webasto. Kaminas, aišku, senas, kaip ir ten, žodžiu, nieks nepasikeitė. Lemputės čia tokios. Spintelio apšvietimas čia visur veikia. Gumos uždėtos, skylės tos išpjautos. Čia tokia. Negraži ta šviesa balta, bet jeigu reikia kažką čia apsišviest, tai aš įdėjęs 20 W ledinės lempas, tai čia dabar dieną nesimato, bet jos labai neblog. A girdė, tu baigsi virkaliot? Man ir taip burė visą nupėdavai. Eik viet. Greit eini. Lipk. Nordai. Negadink man kadrą, gerai? Su savo virkaliojimu. Įbūk tenai dabar. Va, tai žodžiu, žiauriai galingos lempos, kai kažką pasišviesti reikia labai gerai. Situacija tokia. Per tą tiko denį pas mane čia visur leidžia vandenį. Ir čia lietus lyja. Yra nauji matrasai čia padaryti. Bet man dabar gaila tos matrasus dėti, nes čia šlapia būna per lietų. Laidai lempų. Čia, žodžiu, tai padaryta dabar. Tai tas lempas aš ir bandysiu pasijungti šiandien ar rytoj. Šiaip, forpikas, tai forpikas yra sandėlys. Čia jau gal pastebėjot, pagalvėlės, čia vienokios, kitokios. Čia matrasai. Žodžiu, taip pasidarėm naujus matrasus. Tai kaip minėjau, yra ir forpike matrasai, bet jie neįdėti. O čia va šitie nauji. Gražiai tie matrasėliai, labai fainai va. Rankeną įsidėjau. Rankeną aš ten, kai rodžiau, kaip ją tvarkiau, tai aš ją taip ir sutvarkiau, tik tai, kad nevirinau, o prasregiau ir su varžtais susukau ir, super veikia. Duodam biškį gaziuko, taip. Čia, hop. Nepagrebi iš pirmo karto, iš antrą pagriebs. Iš trečio pagriebs. O, pur. Puikiai veikia, pašilus biškai pamažinsim apsukas. Aišku, tam plojetų, koks žodis, tam motorui. Iš čia dūmus metam mėlynus kiek nori. Mes vožtuvų šiaip sureguliavom, padariau pilną aptarnavimą, visus filtrus pakeičiau, visus tepalus pakeičiau, kaip sakau, sureguliavom vožtuvus, oro filtrą išvaliau, išploviau, ten užpyliau naujų tepalų, visą variklio skyrių irgi išploviau, išvaliau, ten žodžiu, viską išblizginau, bet, viduj šūdas jame vis tiek jisai dūmą meta. Tai, arba žiedai turbūt, arba purkštukai bus amenų, kažkas iš tų dviejų. Bet jisai veikia, aš manau, dar jisai ilgai veiks, čia jūrinis variklis. Reiškias, va. O rankena, tai va, dabar, jeigu paspaudi mygtuką, čia tiesiog gazuojasi. Jeigu paspaudi mygtuką, aną pusę irgi tiesiog gazuojasi. O jeigu mygtuko nespaudžiam, tai jisai, plauks. Dabar, va, pavyzdžiui, į tą pusę padarau. Jisai jungia bėgis ir laivas atbulas plaukia. Dabar aišku neplauks, nes prišvartuotas, bet propeleris sukasi, o jeigu į kitą pusę persukam, va, į čia, va, persukam į čia, tai tada jisai į priekį, va, turi špringą įtempti. Viskas veikia, pirmiausia išsukam raktelį, tada patraukiam šitą. Taip daryti nereikia, bet taip aš ką tik padariau, bet čia viskas gerai, čia yra apsaugota, veikia, nieks nelūžta. Variklio skyrius. Čia vandens biški yra.
Jį reikėtų išpumpuoti, bet jo nedaugėja, tai viskas gerai. Šaldytuvas šiaip veikia. Žodžiu, viskas laive veikia, tas labai fainai. Ir, nu tai va, tokia situacija. Dabar mano tikslas šį savaitgalį biškai apsitvarkyti, nes čia darėm, ruošiam ir, nu, bardakas visur, ten prikrauta visokių daiktų, ten dėžutės niekas nerūšiuota, čia irgi primesta, prikrauta viską, noriu susitvarkyti laivą, čiut neatsirūgau, kad man čia tvarka kaip viešbutį būtų, kad atvažiuoju, ne kaip į kemperį, o kaip į viešbutį. Senas laivas, aišku, neblizgės viskas, bet noriu, kad būtų labai tvarkinga viskas. Tai išsirūšiavau varžtelius. Labai buvo daug ant šildytuvo. Susitvarkiau šildytuvą, išsiploviau. Žiauriai gerai šaldo. Kągi, įvyko pamiegojimas ir lysim dabar į runduką. Planas yra toks, paėmiau rezistorių, 407 ohmų, 5 vatai, tai čia jo per akis. Ir aš jį dabar uždėsiu ant inputo ir outputo, kad čia esantis pakrovėjas susižadintų ir pradėtų krovimą. Dar pasiėmiau diodo, šočka diodai. Galvojau diodą gal dėt, tai, nu, gautus kaip susižadinimo kilpą, bet man kas nepatinka, jeigu dedu diodą, tai kad jau po diodo ta įtampa yra pas mane ir po to aš ją dar numažinu. Vagi, senas, geras, komfortiškas rundukas. Nu, tokia trumpa ekskursija. Tai jo, viską sutepiau su tepalu, visus kontaktus. Ten, kur išėjęs, tengiausi tą nerūdijantį plieną naudoti ir panašiai, bet aišku, visur nepavyko tai padaryti, bet, nu, eigoj matysim, čia su korozija turėsim problemų ar neturėsim. Kol kas iš to, ką dabar matau, tai man atrodo, čia viskas gan ilgam tarnaus ir gan patikimai ir gerai ir stori laidai. Ir nebus elektros nuostolio ir taip toliau. Einam toliau. Antras dalykas, kuris laive pradeda pilnai veikti ir pilnai normaliai, tvarkingai funkcionuoti. Tai pirmas dalykas, Webasto puikiai veikia. Antras dalykas, dabar su elektra nebeturiu problemų. Akumuliatoriai tenai sudėti, pajungti, gnybtai normalūs, švininiai sudėti, sutvarkyta viskas. Čia tas tinklo pakrovėjas normaliai veikia, pats startuojasi, jokių problemų nėra. Čia turime kirtiklį, kirtiklis normaliai atjunginėja akumuliatorius, puikiai veikia. Čia visi tie mygtukai, kur yra, irgi viskas puikiai veikia. Žodžiu, žiauriai gerai. Antras dalykas, kaip sakau, kuris pilnai funkcionuoja laive ir tiesiog mygtuko paspaudimų ir nereikia nieko burt, nereikia nieko galvot, nereikia jokių instrukcijų niekam duoti. Veikia tvarkingai, yra visur durniaus apsaugos padarytos, kad ir ką spausi, kad ir ką jungsi, nieko nepadarysi ir niekas neužsidegs. Nu, kaip anksčiau pas mane laikinai buvo. Kol aš čia viską remontavausi, dariausi, tai aš čia, žinodavau, kad negali pajungti to, kol net jungtas tas, nes ten pokštels kažkas. Dabar viso šito nebėra, dabar viskas tiesiog veikia. Judam toliau prie pasikrapštimų. Reikia mum impelerį jaučiu pasikeisti, nes mažai vandens meta. Baig bliaut, kas to yra, toks didelis šuo, tiek daug verki. Palauk, pakentiek biški. Eisim, vėliau eisim. Verkiais čia.
Gerai, tai impeleris yra čia žiauriai nepatogiai vietoj. Va, impeleris yra čia per patį centrą. Čia viskas maišo, nepatogu. Labai nepatogu, čia turi randukę klupėti, ten pasilenkęs, nepasiekė aukštyn galvą. Nu, iškrapščiau šitą zarazėlę. Forma tokia įdomi. Ta forma tokia, nes aš žiemą buvau palikęs, į žiemą neišėmiau. Nu, jisai su antifrizu žiemą buvo. Šiaip nei paplyšęs, jisai nei ką. Jisai labai nedaug plaukęs yra. Mes plaukiant iš Švedijos į Lietuvą jį pasikeitėm. Parplaukėm į Lietuvą, tai kiek iš čia padirbo ir viskas. Mes kai parplaukėm jau rudenį, tai laivą iškelinėjom ir nu, jisai taip ir liko. Tai aš turiu dar 2 atsarginius laive. Šitas gan geros būklės atrodo, aš nematau reikalo jo keisti. Aš jį dedu atgal ir viskas. O dėl to vandens kiekio mažo, tai čia man gal pasirodė. Antras dalykas, tai pačio variklio kanalai gali būti užsinešti. Ten reikėtų visą tą variklį ardyti ar bandyti kažkaip praplauti, nežinau. Pro patį variklį gali būti, kad mažas pratekamumas yra, tai tas impeleris, kad ir kiek jisai dirba, jisai nepasiurbė normaliai vis tiek. Tai dabar, kad uždėti tą impelerį ten, kur labai nepatogu, yra toksai life hackas. Imam plastikinį šitą sutrauką ir mes tas sparnelius suspausim. Dedu atvirkščiai nei kad buvo, kad tos gumos galvoju atsilenks, gali priešingą pusę atgal. Nes jos per žiemą susistovėjo į vieną pusę, tai aš galvoju dabar įdėsiu jį atvirkščiai, kad jos į kitą pusę linktų. Na, tipo gal geriau bus, nežinau. Ja, va. Nu, žodžiu, taip pasiruošiam. Čia užsispaudžiam. Dedu be jokio tepalo, nes čia viskas gerai bus taip. Op. Inlenda. Ir tada reikia tą sutrauką išimti. Op. Čia gražiai va. Nu va, ir jisai įsistato čia va. Ir tada užsisuka šitą plokštelę su varžteliais. O varžteliai da visi 4 nepamesti labai gerai. Va. Čia dar tokia tarpinė dedasi, bet aš tai darau be tarpinės, nes nebėga ir taip. Bet, nu, aš turiu tų tarpinių, jeigu bėgsi sudėsiu, bet nebėga, tai dedu be tarpinės, bus gerai taip. Ta zarazėlė pakeistas, bandom dabar. Toliau procedūra yra tokia. Reikia mums užkurt variklį. Bet aš prieš tai rodžiau, kaip kūriau. Man sunkiai kūrės, aš tai žinau problemą, pas mane kažkur kūras nusėda, kažkur kūro sistemų yra maža skylutė, kur patenka oras ir tas kūras nusėda atgal į baką ar kažkur, žodžiu, iš kūro sistemos išbėga kūras ir po to užtrunka, kol jisai vėl prisipumpuoja. Taip, gazą daviau, gazą šiaip reikia pas mane daug duoti, nes ten, kaip sakiau, ar su purkštukais, ar su žiedais kažkas blogai, čia pradžiai tai turi užgazuoti normaliai. Taip. Tik noriu pasakyti, kad čia viskas normalu, ilgiau laikyčiau ir jisai užsikurs, tai kuriam toliau. Nu va ir pagriebė. Dabar mėlynų dūmų kamuolys čia bus. Dūmija. Dabar greitai ką reikia daryti, užkuriam ir atsukinėjam kraną. Taip, kraniukas atsuktas. Ar bėga, ar nebėga vanduo. Taip, šliup, vat. Retkarčiais išbėga. Kadangi ant laisvų apsukų dirba, tai jis ir neturi ten pastoviai varyti. Laive jis ten taip krumpt
padirba, tada plum, vėl išspjauna ir taip tenai dirba. Tai toliau vyksta elektrikas darbai. Čia jungiu elektriką. Šita lempa buvo nuplėšta, kai mes grįžinėjom iš Švedijos. Tai dabar šitą montuoju. Čia sumontuosiu, labai viskas gerai bus ir tada reikės šitą irgi pajungti, nes jinai čia, negerai. Taip reikia padaryti, kad būtų gerai. Čia prisiruošiau, galvojau, čia padarysiu viską ir pasirodo žalia lempa, jinai, ne tokia, jinai čia, tokia palinkus. Ten viduje kažkokių izolikių priklijuota, čia izolikių. Tai aš jos nedėsiu tikrai atgal. Aš norėčiau tokią pačią kaip šitą, tokią uždėti. Čia Hela Marinė, gera lempa. Tai reikės nusipirkti tokią lempikę ir ją čia pasijungti. Nes šitą, čia šūdas kažkoks, čia jinai neilgai veiks, man. Tai elektrikas darbai baigti čia priekyje. Čia yra tokia vietelė, kuri man labai nepatinka. Tokia va. Tai ją reikia patvarkyti, tai davai čia padarom taip. Op. Tai tiesiog pakeičiau tą kaištį, tą tokį nesąmoningą išėmiau, įdėjau tokį. Nelabai gal čia gražiai viską padariau, bet kaip jau ramiau bus, nes techniškai tai tikrai geriau. Bendrai paėmus, tai čia šitą visą mazgą reikėtų jį kažkaip keisti ir tvarkyti. Čia irgi taip ant garbės žodžio viskas, matot patys kaip čia padaryta. Šitą irgi čia tokia juokinga vilelė. Ir čia viskas, čia taip. Ho. Dabar lazy bago situacija. Tai atrodo viskas taip, daug gražiau, tvarkingiau. Tai aš kaip ir sakiau, nežinau ar matysis čia, bet tiesiog pradžiai įkišau lazy bagą. Lazy bagą ir burę vienu metu kišau. Nenufilmavau, aišku, nieko. Bet taip jisai įlenda. Ir čia po to šniuriukais paryšiu. O esmė ta, kad dabar, čia jo. Susipakuoja burė, čia užtrauktukas prisisega. Ir čia senos skylės, jos anksčiau buvo apačioje, o dabar yra viršui. Tai čia ryšiu šniūrą ir tada tenai į stiebą. Ir čia tokie šniūrai bus. Ir žodžiu, tada burė jinai paleidė ir gražiai sukrenta, susipakuoja, jinai pati ten vos ne beveik. Užtrauktuką tik užsigi. Ir viskas, ir tinginio maišas. Ir toksai vaizdelis. Čia dar aišku, čia tokį jaučiu prie to penantis, čia taip pririšiu, kad būtų. Toks netradicinis sprendimas, nesu matęs, kad kažkas tai būtų daręs. Ir čia, manau, ilgai nelaikys, bet sezoną, jeigu man atlaikys, tai man ir užtenka. Ir toliau, tai čia reikėtų vamzdį, tokį dėt plastikinį palei visą tą briauną. Turiu tokios medžiagos dabar dar daug. Tai tokią padarysiu rankovę, ant viršaus užsiūsiu, jeigu ką, ir taip įdėsiu, tai čia bus matyti. O toliau sistema tokia. Tai čia prisiriša šitą pusę. Gal, nežinau, šniūrą gražesnį kažkada užsidėsiu ar kažką, čia dar grįšiu gal kažkada prie tos vietos. O čia dabar tai čia susegu su karabiniuku, kad neišsiskėstų tas užtruktukas. Tas taip. Ir duotuoju momentu, su šitu užsitraukiu vieną diržą ir čia dar antrą užsidėsiu diržą. Kol kas taip, bet mintis tai ateity čia kažkokį tai kabliuką, šniuriuką, čia gal kokius šniuriukus, kabliukus, kad nereiktų su tais diržais čia raišytis kas kartą. Tai šitą dar apsidirbsiu, bet mano tokia mintis ir buvo, kad dabar užsidėsiu, pasižiūrėsiu kaip natūrai, kaip čia kai viskas pasikels į viršų, kaip atrodys ir tada jau darysiu toliau, kai matysiu kas gaunas. Tai kol kas šiaip visai patenkintas esu šitų lazy bago projektu.
kol kas neblogai gal atrodo viskas. Na, dar greitai sumuščiau ratuką praplauk, kad prisišvartavimo pasimokint. Opa. Opa. Atsisukam. Ten kaip reikia, matau, tralu varo. Opa, opa, opa. Pasipraktikavau švartuot, toks labai nemalonus vėjas, toks postipris ir jisai tiesiai neša į lieptą. Tai, tokios sąlygos lėvos buvo tipo, tai pabandžiau, labai gerai gavos, tiesiog pasipraktikavau. Dabar viską susipakavom, rakinu duris, paliekam šiukšlynam bardaką. Grįžę susitvarkysim, reikia man dar varyti, čia dar ten turiu prie kilbloko reikalų, ten taip toliau. Jo, tai va taip. Laiviukas uždarytas. Mes šitą seriją čia ir pabaigsim. Tai iki sekančio jaučiu kažkada greitai, nes dabar kažkur jau neužilgo plauksim, tai kai kažkur plauksim, jau tipo vasarą, jau čia varysim, tai jaučiu bus biškai daugiau kažko čia prifilmuot, primontuot čia. Jo, gerai. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam. No wiedzie miały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak łoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje, jak góra z wodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica. Przed twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymi krzywi, w głowie burdel jak Stevie. Mnie nie dziwi taki stan, brak towarów, myśl jak czpak. Radę dam albo nie dam, wszystko z karty sprzedam. W sumie to mam przejebane, wszystko jednak jest sprzedane. Ja pierdolę, same długi, kinol jak udawa lugi. Dzień drugi bez walenia, gdzie jest wąż, biała chemia jebane, że ich się tak wykańcza, jakby w chuja dziabłacie szarancza. Tylko jedno w głowie ma.